Sveiki gyvi, čia NKTV ir aš, jos vedėjas Ernestas Janušas. Turiu jums įdomių technologijų naujienų, smagių interneto svetainių bei naujų kompiuterinių žaidimų. Visa tai per artimiausią pusvalandį. Naršysime po pasaulinį interneto tinklą. Ir aišku, pažaisime laidai besibaigiant. Jūsų laukia žaidimų pasaulio naujienos bei žaidimo apžvalga. Šį kartą bandysime išgyventi post-apokaliptinėje dykumoje. Šiandien rinkoje Sony Ericsson pristato savo sumanųjį telefoną Xperia Play. Operacinė sistema Androidas. Jo viršuje sukasi Sony Ericsson Experience vartotojo sąsaja, kuri susideda iš 5 ekranų užpildytų vartotojo piktogramomis. Kažkur man matyta. Vienas toks telefonas su obuoliuku visą tai turėjo. Taip pat turime funkciją, kuri leidžia sumažinti visus ekranus į vieną. Taip pat turime aktyvių valdiklių arba widgetų sąranką su veiksmų istorija. Ekrano apačioje išdėstyti 4 trumpiniai, kuriuos galima pakeisti į pageidaujamas programas. Taipogi čia galima susikurti trumpinių aplanką. Ir vėl, kurgi man tai matyta? Ir vėl tas obuolys lenda čia. Vidurinis trumpinys nukels mus į programų sąrašą, jų turime keletą puslapių. Xperia Play turi viską, ką turi turėti sumanusis telefonas. Taip pat ir 5 megapikselių kamera iš galo ir kitą kamerą vaizdo pokalbiams priekyje. Tačiau pagrindinis jo skirtumas nuo kitų smartphone'ų yra žaidimų valdiklis. Cloud Computing – debesų kompiuterija. Kasgi tie debesis ir kompiuteriai juose? Prisiminkime, kaipgi mes seniau naudojome savo kompiuterius. Iš pradžių laikėme savo įrenginyje diske. Po to panorome dalintis informaciją su draugais ir siuntinėjome vienas kitam elektroniniu paštu, perrašinėjome į kompaktinius diskus, keitėmės nuotraukomis. Pagreitėjus internetui pradėjome sharinti, tai yra dalintis resursais, leisdami kitiems prisijungti ir pasimti duomenis. Taip atsirado bylų apsikeitimo internete sistemos, torrentai, The Pirate Bay ir kita velniava. Vėliau kilo tokia mintis, ar nepaprašiau turėti didelius resursus serveriuose, tai yra debesyse, ir turėti mažą kliento kompiuterį pas save, kuriame beveik nieko nebūtų, bet jūs galėtumėte pasiekti tą debesį. Taigi, dabar galime pirkti pigią planšetę ar nešiojamą kompiuterį ir nuomotis reikiamus kompiuterinius resursus bei programinę įrangą iš debesų savininko. Šio reikalo privalumai akivaizdus, nes nereikia nuosavo serverio, nereikia jo diegti ir prižiūrėti. Nereikia diegti programų, nereikia jų atnaujinti. Greitas kompiuterio startas, lengvos plėtimosi galimybės ir galų gale mokame tik už tiek, kiek resursų naudojame. Taigi, filosofiškai galime tarti sudie mūsų staliniam kompiuteriniam grožiui. Viskas keliasi į debesį. Metas gražiai atsisveikinti su mūsų bičiuliu. Praleidęs beveik mėnesį prie kompiuterinės naršyklės, interneto kavinėje mirė vienas Pekino gyventojas. Jis buvo bedarbis ir jam buvo 33 metai. Kaip patvirtino interneto kavinės personalo nariai, vyras neišėjo iš patalpos 27 dienas. Visą šį laiką jis maitinosi užpilamaisiais makaronais. Net naujųjų metų šventes jis praleido prie kompiuterio, sakoma oficialiame pranešime. Mirties priežastis nenurodoma. Remiantis naujausiais duomenimis, interneto vartotojų skaičius Kinijoje artėja prie 500 milijardo žmonių. Be to, pagal oficialią statistiką, daugiau nei 14% Kinijos jaunų interneto vartotojų, o tai yra daugiau nei 33 milijonai žmonių, kenčia nuo priklausomybės internetui.
O čia laidos dalis, kuris skirta interneto svetainėms. Geroms, smagioms, galbūt ir kvailoms, bet kuriuo atveju lankytinoms interneto svetainėms. Iš kur jos atsiranda laidoje? Dažniausiai iš jūsų rekomendacijų. Kaip tos rekomendacijos gali mus pasiekti? Paprastai, viešame Facebooko profilyje. Adresą matote ekrano apačioje. Gerai, metas aplankyti keletą svetainių ir šiandien, ir pirmoji jų štai čia. Stasio Grigonio rekomenduota svetainė tv24.lt. Viskas labai paprasta ir elementaru. Televizijos programa visai savaitei. Ir pirmame puslapyje iš karto 4 didžiųjų lietuviškų kanalų programa. Viskas šiaip gana neblogai supuslapiuota, aš jums pasakysiu. Galima žiūrėti antrą lietuviškų kanalų sąranką. Štai. Taip pat sporto kanalai yra čia. Ir aišku, praktiškai viskas, kas yra jūsų kabelinėje televizijoje. Programa atrodo ganėtinai paprastai. Štai, pum. O pagrindinių kanalų sąrašuose dar ir išryškinama nuotraukomis tai, kas rodoma šiuo metu, sakykime, šio filmavimo metu, buvo žinios per daugelį kanalų. tv24.lt. Labai nebloga vieta pasižiūrėti, kas rodoma ir kas bus rodoma per teliką. Kitas laidos žiūrovas vardu Arnoldas ir pavarde Vydmantas nori jums pasiūlyti elegancija.eu. Vienintelis vyriško stiliaus, laikysenos ir etiketo portalas. Čia rasite reikalingiausią informaciją tikram džentelmenui. Jeigu jau taip giliau palysti po šiuo apvalkaliuku, kas yra elegancija.eu, ogi Giedriaus Drukteinio, tokio žmogaus, veikėjo, netgi buvusio radio laidų vedėjo, prisimenu Giedriau tavo laidas radio centre, oi prisimenu, klausydavau. Čia yra jo straipsnių rinkinys. Per daug metų jis prirašė visur. Verslo klasėje, stiliuje, playboyuje, veide, vyrai ir moterį, žodžiu, daug kur prirašė. Ir dažniausiai jis rašo etiketo klausimais, stiliaus, madų klausimais. Pasižiūrėkime į temas. Prašau, akiniai, apranga, dieta, elgesys, kostiumas, kūnas, plikė. O, pažiūrėkime, kas yra plikė. Plinkantis ir tuo besididžiuojas Giedriaus Drukteinio 2009 metų rašinys apie plikius. Gerai, elgesio klausimai nagrinėjami elgesio temoje. Ką reikia žinoti apie vienos pokylį, jeigu sugalvosite eiti, taip, štai ir atsakymai jums. Kaip atpažinti rusų šnipę, čia turėtų būti smagu. O ir prašau, 30 dalykų, kuriuos vyras privalo padaryti iki susilaukdamas pirmagimio. Manau, kad nuostabus portalas elegancija.eu. Giedriau, lenkiu galvą prieš tave. Panašu, kad Gvidas Janušonis yra vienas iš tų žmonių, kurie mėgsta laikas nuo laiko pakeisti savo kompiuterio darbastalio foną. Na, standartinis jam neįdomu. Dėl to jis mums rekomendavo parodyti laidoje šią svetainę Desktop Nexus. Tai yra wallpaperiai. Viskas labai aišku. Pagal temas. Na, aš myliu lėktuvus, dėl to esu į Aircraft skyrelį. Aba kiek grožio ir tikri vaizdai, ir netgi iš kompiuterinių žaidimų akivaizdu. Na, kokį man čia užsidėti? Tarkim, šitas kažkoks kosminis. Prie paveiksliuko reikia paspausti šį mygtuką. Enlarge wallpaper arba padidinti darbastalio foną. Jis automatiškai pažiūri, kokios raiškos mano kompiuterio ekranas ir parinks tokio dydžio nuotrauką, kurią jau galima dėti kaip darbastalio foną. Čia lik ir plaunamas lėktuvas. Foto spaudžiame dešiniu pelės klavišu. Set as desktop background. Prašau. Bala nematė, uždėsiu. Ir pažiūrim rezultatą. Prašau, lėktuvas mano ekrane. Marius Paliukas išvedė greitą į maistą į dienos šviesą. Į tiesą, į tiesos kelią galima netgi ir taip pavadinti. Jeigu jūs kada nors, na nebūtinai buvote Amerikoje, bet bent jau matėte amerikietišką televiziją arba vartėte amerikietiškus žurnalus, jūs matėte, kaip dieviškai gražiai atrodo greitojo maisto produktų reklamos. Tikrai, nuostabiai. Bičas padarė eksperimentą. Ėmė nuotrauką, kaip atrodo konkretus greitojo maisto patiekalas reklamoje, tarkim iš TV klipo, ir nusipirkęs lygiai tokį padaiktą, iš karto parnešė namo, nei pervažiavo automobiliu, nei specialiai traiškė ar kažką ir nufotografavo. Ir štai palyginimas. Pavyzdžiui, McDonald'o buritas. Taip atrodo reklamų, taip atrodo tikrovėje.
Wendy's, taip pat yra toks greito maisto restoranas Amerikoje, Chicken Club, sumuštinukas. Pam. Čia neblogai, čia dar nieko. Arbis, beef and cheddar sumuštinis. Kairiai pusiai nuotrauka, dešiniai pusiai realus rezultatas iš restorano. Pažiūrėkim dar žemiau. Taip pat atrodo neprastai. Wendy's tako salotos. Kairiai pusiai tai, kas neva tai jums siūloma, dešiniai tai, ką jūs gaunate. Štai tokios greitojo maisto legendos sukasi Jungtinėse Amerikos valstijose. Su pirmąja tinkle dalimi baigta. Antroji dalis iš karto po reklamos, kuomet vėl sugrįšime į laidą NKTV. Išduosiu mažytę paslaptį. Kai šioje vietoje aš vėl pasirodau jums iš karto po reklamos, tai reiškia, kad techniškai mes laidą įpusėjame. Ir štai kas dar liko antroje pusėje. Pratęsime naršymą po internetą mūsų rubrikoje Tinkle. Ir aišku, žaidimai laidos pabaigoje. Bandysime išgyventi post-apokaliptinėje dykumoje. Tęsėme laidos dalį, kurioje jūs supažindiname su lankytinomis interneto vietomis. Ši rubrika, aišku, vadinasi Tinkle. Gerai, keliaukime toliau prie svetainių. Ogi štai ką aptikau mūsų Facebook'e. Dmitrijus Aleksandrovičius Popovas papaustino nuorodą į tinychat.com. Dabar paaiškinsiu, kas čia per reikalas. Tai yra video pokalbių svetainė. Viskas vyksta kambariuose. Kas vyksta? Ogi video pokalbiai. Parodysiu pavyzdį. Na, eikime į vietą, kurioje 12 žmonių plepa 47 spoksų. Na, pabūsiu tas spoksotojas, vienas iš 48. Pirmą kartą užėjus šiek tiek šokiruoja, nes matote labai daug žmonių, kurie dabar, šiuo momentu, kai aš juos rodau, sėdi prie savo kompiuterių greičiausiai namuose ir transliuoja save visam pasauliu. Bet ne tai, ką transliuoja, jie neva tai plepa šitam pokalbių kambaryje. Tai yra teminis pokalbių kambarys ir jie ten plepa. Galite bet kurį žmogieną padidinti, padaryti, pavyzdžiui, noriu šitą bičą pamatyti pilnu ekranu. Wow, štai koks žmogus, atrodo, kad sustingęs visiškai. Kokią tatuiruotę. Gerai, bet ne apie tai mes. Galite prisijungti ir balsu plepėti su visa šita minia žmonių. Galbūt taip tobulinsite savo anglų kalbos žinias, galbūt bendravimo įgūdžius. Tačiau turiu idėją. Na, tarkim, jūs turite kiemo hebrą, klasės hebrą ar šiaip kokią nors hebrą. Galite padaryti savo pokalbių kambarį, susijungti ten visi ir plepėti. Kodėlgi ne? tinychat.com labai neblogas reikalas. Juolab, kad prisijungti galima naudojant savo Facebooko paskyrą. O čia išstoja ir pirmoji mergina šioje laidoje. Milda Matusevičiūtė. Dėkojame tau už nuorodą, kurią dabar rodysime per televiziją. Mood Stream. Aiškinu, kas čia per velneva. Tam galėčiau paspausti mygtuką Start Streaming. Tai yra tam tikras kūrybinio įkvėpimo pagalbininkas. Na, kažkas į tą pusę, sakyčiau. Sunku tiksliai tai apibūdinti. Yra tokia kompanija Getty Images, kuri parduoda nuotraukas ir filmuotą medžiagą įvairiomis temomis. Na, jeigu jūs norite naudoti, pavyzdžiui, savo publikacijose ar dar kažkur, nusiperkat nuotrauką ir naudojat. Tai štai, galima ieškoti nuotraukų ir vaizdų pagal nuotaiką. Kairiai pusėje yra tam tikras nuotaikos sudėjimo mechanizmas, kurio dabar pabandykime ir pasinaudoti. Eikime į linksmą nuotaiką, eikime į gyvybingą, į humoristinę, į šiuolaikišką, į šiltą ir paspauskime mygtuką atnaujinti srovę. Ir štai, pagal mano užduotus parametrus, jūs matote Getty Images nuotraukas. Na, taip jie supranta mano užduotą nuotaiką, netgi ir vaizdą. Jeigu jums vienas ar kitas vaizdas yra reikalingas, čia dabar kalbu apie komercinę pusę,
spaudžiate mygtuką Add to Moodboard, viskas, pum, keliauja čia. Tarkim, šitą nuotrauką, pum, keliauja čia. Po to jūs, aišku, tas nuotraukas galite pirkti, na ir naudoti, tarkim, savo reklamos kampanijoje ar kažkur. Bet pats principas, pati sistema yra padaryta tikrai smagi ir pažaisti su šiuo moodboardu yra neblogai. Bet rimtai, mėly laidos žiūrovai, tai daugiau žaidimų ar mažiau žaidimų? Apsispręskite pagaliau, iš jūsų pareiškimų Facebook'e niekaip nesuprantu. Tad, kol šis klausimas nėra išspręstas, žaidimų rodome maždaug tiek pat, kiek ir visuomet. Čia NKTV žaidimų rubrika. Fantasy žaidimai dažnai būna pilnutėliai elfų, orkų, goblinų ir RPG elementų. Tad retai sutiksime šiomis klišėmis neapsėstą jų atstovą. Tokiems originalumo žygiams reikia naujų kūrėjų. Šiuo atveju naujus vėjus į kardų ir magijos pasaulius atpūdė švedai. Arrowhead Game Studios. Jų žaidimas Magika pasiūlo išskirtinę kelionę magijos pasaulyje. Istorija yra paprasta. Vienas magų ordino narys, vardu Grimnir, nusprendė sustiprinti viso ordino galią, tačiau kiti magai juo nepasitikėjo. Ambicingasis magas ir jo mokiniai buvo ištremti. Praėjus metų metams Midgardo pasauliui iškyla grėsmė. Orkos, goblinai ir kiti padarai grasina žmonijai. Magų ordinui lemta dar kartą išgelbėti pasaulį. Taip magijos universiteto klasėje prasideda žaidėjų kelionė į šlovę. Visų pirma, reikia susikurti savo herojų. Magika tai padaryti nesunku. Realiai tai reikia pasirinkti savo mago spalvą ir galite keliauti į pasaulį. Nėra jokių klasių, rasių ar kitos velnevos, apie kurią reikia pagalvoti RPG žaidimuose. Magika taip saugo, kad nesusikurtum neefektyvaus veikėjo. Tad po tokių kosmetinių pasirinkimų viskas priklauso nuo žaidėjo įgūdžių. Kai bus paaiškinta apmokymų lygyje, viskas priklausys nuo magijos valdymo. Žaidėjas gali įkrauti 8 magijos elementus, tokius kaip ugnis, vanduo, šaltis ir kitus. Kai kuriuos galima kombinuoti į burtus ar kitus elementus. Skiriasi elementų paleidimo būdai. Pavyzdžiui, ugnis purškia įvairiomis kryptimis į priekį, o gydymas leidžia spindulį. Tad elementus reikia kombinuoti. Jei nori ką nors uždegti, bet negali pasiekti, reikia sujungti su spindulį turinčių burtų ir panašiai. Magijos panaudojimų galimybių yra daugybė. Vien paprastą elementą galima tiesiog paleisti, paskleisti aplinkoje ar užleisti ant savęs. Tas pat galioja ir kombinacijoms. Todėl, kaip jau sakėme, daug kas priklauso nuo paties žaidėjo įgūdžių. Paleisti ant savęs gydymo elementą net labai pageidautina. Bet žemės elementas tokioje situacijoje bumptels grumstų galvon ir jūs nudės. Be to yra burtai, kurios elementus reikia kombinuoti tam tikrą tvarką, tad pasiekiamas unikalus rezultatas. Tarp šių geriausiai yra laiko lėtinimo ar veikėjo pagreitinimo burtai. Žalos darimui tinka paprastos elementų kombinacijos. Kitaip nei strateginiuose žaidimuose, magai nėra bejėgiai artimoje kovoje. Tam jie turi artimos kovos ginklus. Iš esmės yra 2 dalykai, kuriuos žaidimo metu turi rinkti ar pasirinkti žaidėjas. Tai burtininko lazda ir artimos kovos ginklas. Visi turi savo privalumų ar trūkumų. Pavyzdžiui, nuostabu, kad tavo magiška lazda gydo tave ir aplinkinius. Tačiau ar tai labai gerai, kad jį gydo ir priešus? Šis žaidimas yra platinamas per Steam. Tai reiškia, kad jis tikrai skirtas komandiniam žaidimui. Magika nėra išimtis, pasaulį gelbėti gali 4 magai. Bet lazda turi 2 galus. Viena vertus, komandos nariai gali naudoti skirtingus daiktus ir specializuotis magijos srityse. Kita vertus, komandos narių ugnis gali kliudyti ir tave. Po visų šitų išvardintų bruožų seka humoras. Jo pavyzdžius sunkiausia pateikti, bet tai yra didžiausias žaidimo privalumas. Be jo, magika būtų kaip koks apipjaustytas Torchlight su įdomia magijos sistema. Bet humoras ir elementai iš kitų kūrinių tikrai yra viena stipriųjų žaidimo pusių. Žiedų valdovo, žvaigždžių karų, Warhammer fanai rodys į ekraną, juoksis ir mirkščios akimis vienas kitam. Steam'e pasirodžiusi Magika per pirmą dieną pritraukė 30 000 pirkėjų. Tad kliūčių su 3 draugais išgelbėti pasaulį kaip ir nėra. Žaidimų kompanijos dažnai pasilieka su savo sėkminga serija. Bethesda leidžia The Elder Scrolls, THQ leidžia Dawn of War.
Tačiau kartais norisi išvysti šitą naujo. ID Software tai ruošiasi padaryti jau keletą metų. Paprastai šią kompaniją mes asocijuojame su Quake'u ir Doom'u, šaudyklių žanrą pradėjusiais žaidimais. Dabar jie į savo krepšelį įdės šitą naujo. Studija kuria postapokaliptinį žaidimą pavadintą Rage. Žinant, kad jį išleis kokybiškais kūriniais pagarsėjusi Bethesda Softworks, galime laukti gerų rezultatų. Rage pasakoja apie apokalipsės ištiktą pasaulį. Žemės gyventojai vienu metu netikėtai sužinojo, kad į planetą rėšis asteroidas. Tam ruošdamosios vyriausybės pradėjo statyti arkas. Šios yra požeminės kriptoninės saugyklos. Jose vyriausybė užšaldė po tuziną žmonių, kuriems lemta atstatyti sugriuvusių pasaulį. Aišku, kad Rage veikėjas yra vienas iš tokių užšaldytųjų. Tačiau visi su juo užšaldytieji žuvo, o paviršiaus pasaulis nėra toks negyvenamas kaip manyta. Dar pakalbėkime apie veikėją. Visų pirma, jo kūnas yra pilnas beveik magiškų nanobotų. Pasirodo, tai reiškia, kad veikėjas galės gydyti save ir net bus prikeltas po mirties. Malonu, kad kūrėjai pasirūpino paaiškinimu, kitaip nei, tarkime, kuriantis Call of Duty. Ir antra, veikėjas turės specialų arkos kostiumą. Dėl visų šių savybių tiek banditų, tiek mutantų, tiek naujoji žemės valdžia tikrai norės pagauti ir sudoroti jūs tokį ypatingų galių žmogų. Rage bus pirmojo asmens šaudyklė. Daugiausiai teks kovoti su įvairiais dykumos pašlemėkais ir mutantais. Kūrėjai žada, kad kiekvienas banditų klanas turės skirtingą kovos strategiją. Vieni gali būti labiau organizuoti, kiti į kovą šoks naudodami akrobatinius judesius. Teks net nugalėti klaną, kuris naudoja sprogstančias nuotolinio valdymo mašinas. Panašius dalykus, kaip įprasta žaidimuose, bus galima gaminti ir pačiam. Taip pat didelę žaidimo dalį užims vairavimas. Nors žaidimas nebus toks laisvas kaip GTA, kūrėjai jį nori padaryti gana atvirą, bet kryptingą. Žaidėjas bet kada galės sėsti už vairo. Kad sukant ratus nebūtų nuobodu, žadama keletas lenktynių režimų. Tarp jų yra tokie klasikiniai kaip lenktynės laikui, ar banditų mašinų šaudymas. Už laimėtas varžybas užsidirbsite taškų, o juos leisdami tobulinsite savo transporto priemonę ar pirksite naują. Aišku, postapokaliptinėme žaidime ginkluotos mašinos yra neišvengiamos. Be smagaus žaidimo proceso visur minima, kad žaidimas atrodo nuostabiai. Grafika gal nėra kompiuterius lydančio Crysis lygio, tačiau ji viską atperka detalėmis ir dėmesiu aplinkai. Tiesa, žaidimo versijos skirtos konsolėms ir asmeniniam kompiuteriui skirsis. Pavyzdžiui, sakyta, kad dėl diskų dydžio apribojimo Xbox 360 neatrodys taip gerai kaip PS3. Taip pat žadama, kad beveik nebus krovimo langų. Tai yra žaidimas vyks ištisai. ID Software didžiuojasi savo naujausių grafikos variklių. Kiek pagrįstas tas jų džiaugsmas, galėsime patys pamatyti po pusmečio. Dabar žadama post-apokaliptinių dykumų pasirodymo data rugsėjo 13. Laukiame, nesulaukėme šanso nudobti kelis mutantus. Lyg ir viskas, laida šiandien baigta. Šioje vietoje norėčiau jūs pakviesti jungtis prie laidos bičiulių Facebook'e. Taip mes turime savo grupę, taip mes ten bendraujame. Ir aišku, mūsų YouTube kanale pažiūrėkite vieną kitą senesnę laidą, aišku, jeigu jos nematėte. Tai tiek šiandien NKTV reikalų, kita laida lygiai po savaitės sekmadienį. Gero likusio savaitgalio gabaliuko. Iki!